Labas draugai, sveiki atvykę į 17 seriją nuo vargolio iki turtuolio. Tai šitą seriją startuosim. Pasižiūrėdami, kaip man išėjo prisipresuoti savo prieš tai iš bendradarbio atsivežtą aliuminį. Tai va tokia dabar to aliuminio skardos krūva. Išsidaužiau visą žemės iš jo. Nu taip visai normaliai visokių žemių krūvą gavos čia. Labai nemažą krūvą. Ei, pirštinės, o ten su vabalais. Fu. Žodžiu. Aliuminio krūva dabar gaunasi tokia. Vienas kitas pinigėlis iš jo gausis. Pasatas tuščias. Dar nekrausiu, nes ten visokių vabalų gali išlysti vis tiek. Tai ties to ir paliekam. Nu, paliksim viduj. Bet dabar ties to čia apsistojam. Rytoj pradėsiu dieną, susikrausiu viską, įsivešiu, grįšiu atgal ir krausiu metalo laužą. Visokios skardos, visokie gelžgaliai. Tos įsivešiu. Tai čia dujinė paruošta, krūva taip metalo, ten skalbenkai išardyta. Čia biškutis metalo guli. Žodžiu, ir tos išvešim, ir čia krūvą išvešim. Su bagažinė gerai būtų įsiimti, su boileriu gerai būtų įsiimti, bet kol kas jie neparuošti, tai neapsisunkinam. Pasilieku tokių kitos kategorijos aliuminių, ten maistinis aliuminis, čia man atrodo motorkė šitie, tai čia kitiem išvežimam bus. Baisu dar čia, bet gražiai baisu. Žodžiu, bus irgi va ten visokio aliumo gabalų, kaip ta antena. Bus čia palei sieną visokių aliuminių strypų. Tenais yra visokių aliuminių. Žodžiu, pirminis dalykas bus va šitie. Tai vat pradėjau seriją parodydamas, ką pasiruošiau. Buvo šiek tiek darbo, vieną kitą valandžiukę turbūt praleidau su pertraukom, su pailsėjimais. Bet padariau šitą aliuminį jau švarių, žemės išdaužytos. Ir va tiek va tų reikalų. Sekančius dalykus, ką dabar planuoju, tai turbūt tiesiog reikės tos va visus išsivežti. Dar vienas dalykas, su draugu esu dabar vidury pokalbio, tai dar neaišku, ims neims. Dėl stogo bagažinės kalbam. Jeigu pasiims 10 arba 5 pinigai, žiūrėsim, ką sakys. Pradėjau nuo 20, bet nelabai tokia graži. Jeigu 10 gausiu, bus labai nuostabu. Šitą bagažinę garažė buvo kartu, kai nusipirkau, tai haliavas dalykas. Ir tiek va to viso reikalo pradžiai. Persikeliam turbūt ir rytojų ir varysim pridot aliuminį. Tada geležį, tada dar geležies. Tada dar vėl nežino, ką sugalvosim. Viskas prieš akį. Smagaus žiūrėjimo. Gavau žinutę iš draugo, kad čia prie konteinerių buvo palikta gero metalo laužo. Jis buvo teisus. Savadarbis karutis. Padangas tokias atvežė su vazonus gražius. Su skardom. Čia biškis skardelių. Plokščių metalinių. Dar vienas toks vazonas. Ir cemento maišyklė. Žodžiu, visai neblogai pasikrauti šio geležies. Varom kažkur garažį iškraut dabar. Pagaliau atėjo ta labai laukta metalų pridavimo diena. Tai šiandieną startuojam su aliuminio pridavimu. Visas aliumas jau pasatėlis sukrautas. Dabar gerai, į priekį bent jau nereikia sprausti, viskas į galą telpa. Bet prigrūsta pilnumoj. Tai važiuojam, prisiduosim, pažiūrėsim, ką gausim, tada grįšim, pasiimsim metalo, tada priduosim, tada grįšim, pasiimsim metalo. Ir žiūrėsim, gal dar bus reisų. Tai startuojam, sėkmės man, žiūrim, ką čia gausim. Parvažiavau ką tik iš metalo supirktuvės ir man tokie skaičiai patinka, ką aš čia matau. Tai aliuminio laužo skardos buvo 75 kg. Čia kilogramą atskaitė už tai, kad purvinokį visą ką, mažą bėdą. Ir už tai man ateina 121 euras 10 centų. O tai va. Tikrai negalvau, kad tiek daug bus, aš įsivaizdavau kažkas į 50 pusę, bet ne, va tai va, puiku, einam dabar geležį krautis, gal spėsim iki pietų, prisiduosim, o po to lauksim po pietų. Vienas metalo reisas prikrautas,
Taip, visai nekukliai, normaliai, bus vieną kitą 10 pinigų, daug visokių skardų, dujinė, su šaperoto stiklu, realiai su dujinė kas gerai, kad nieko praktiškai ardyti nuo jos nereikia, visą tokį jau pridavimui tinkama. Daug kažko netempiam, tai bus pietus, bandom spėti iki pietų prisiduoti ir tada eisim susikraunėti toliau, kas iš čia, kas iš kito garažo, žodžiu, dar yra ką veikti. Skardas pridavėm, iš jų ateina 23,70 €. Dabar artėja pietus, tai varau per kitus garažus susirankioti metalus, truputėlį luktelt ir toliau važiuoti. Dar vienas metalo reisas prikrautas, irgi toks nesuper įspūdingas, bet ten yra sunkių gabalų, tų kur parsivežiau nuo šiukšlynų vakar. Tai čia biški visko, iš priekio pusės irgi pagrindas, va tie tik tais vakarykščiai gabalai, ką užima vietą. Tai nėra ką labai daug žiūrėti, viskas taip matos, varom priduoti. Mes aikštelį, mes su pinigais. Tai šitas pridavimas padaro 31,45 €. Ir iš to pridavimo, kur prieš tai buvo, kur 23,70 € buvo pastebėta, netyčia tai pastebėjau, žiūrėjau, biški svorį atrodo neatitiko. Pastebėjom, kad yra klaida, tai dar vieną reisą pasidarysiu ir ten man kilogramų dadės to, ką gavosi klaida pastebėta. Tai viskas tvarkoj, Vika, ačiū labai, kad padėjai spręsti bėdą. Važiuojam paskutinį šiandienos reisą susikrauti, prisiduoti ir taip tiesiog vizualią tvarką daryti, suruoštis kitom dienom. Ir paskutinis šiandienos išvežimas atrodo taip. Metalinė bačka, biški taip dėl žgalių, skardos nuo dujinės, vieną lempą, bagažinę, pagaliau tą bagažinę išvešiu, stiklą gražiai su kuvalda išmontuoti išėjo. Ir tiek va. Tai važiuojam prisiduoti ir pagrindiniai šiandienos darbai bus baigti. Ir paskutinis dienos reisas padarytas. Jisai mums padaro 23,25 €. Važiuoju dabar iki garažo parodyti draugui stogo bagažinę. Jeigu tinka, pasiema ir dar bus pinigų. Tai jeigu pasiema, jūs sužinosite. Jeigu nepasiema, sužinosite, kad nepasiėmė. Nematydami, kad pasiėmė. Bagažinė parduota, 10 pinigų, gaila atvažiavo su Mersu, ne su Golfu, tai Golfo neparodysiu. Bet kam įdomu bus, Instagramą nueisit pažiūrėti, nes tą Golfą verta pažiūrėti. Dar šiandien visgi garažė pasidarbuoti išėjo, išsiardžiau 2 skalbenkas, atvežė Linas dujinę, ačiū Linui už dujinę, tai irgi išardyta ir realiai visas pilnas reisas rytoj paruoštas. Biški dar taip chlamų visokį iš garažo susirinkau, žodžiu bus čia gal kokių 20-30 pinigų, tai labai nuostabu, varom dabar jau tikrai pagaliau ilsėtis, va dar kaip iš galo atrodo, neblogai. Šiandieninis metalo reisas priduotas, už tai gaunam 21,85 €. Daug visko nebuvo čia, pagrindas skalbenkų dujinių karkasai, tai visai neblogai sakyčiau. Dabar važiuoju pasiimti žydrūną iš namų, važiuosim link garažų ir gausiu jisai pas mane darbelio biški. Aš dar ir pinigų. Papasakosiu vėliau. Gavosi biški kitaip negu planavau, šiaip turėjo man variklį šiandien išardinėti draugas, bet išardžiau pats, iš 9% kažkur dalė. Tai va, garažė situacija tokia. Čia metalinių variklio dalių, čia aliuminių variklio dalių, labai daug. Čia biški metalo, ten daug metalo, čia biški dar spalvų yra, tai dar atskirinėsim. Varau visą tą aliuminį susikrauti Passatą, po to atskyręs šone pradėsiu dėlioti kitas dalys, tos, kur jau į metalą eis. Ir šio, ir dar dasidėsiu tų stambesnių mašinų dalių, kai irgi draugas davė, tai bus spiroklių, amortikų, žodžiu, dar bus kada dasidėti. Tai kai susikrausiu viską, parodysiu, kas per lobis dabar pas mane. Va ir baigiau ruoštis rytojaus reisą. Tai kairė pusė motorinis aliuminis, nebent kažką man pataisys ir atrušios į kitą pusę, bet va visas Audi variklis. Kairiai pusėj aliuminio dalis, kitoj pusėj beveik visas kitas lygis variklio gabalas, dabiškis spiroklių, bet realiai variklis tiesiog. Tai Passatas jaučias, kad gerai pasikrovė. Vien žiūrint pagal priekį galą, kaip jisai pasėdęs. Tai jau jaučias, kad pakrautas.
Nenustabu, sto golfų, kai atsivežinėjo variklį, tai visą subinė nusėdus buvo, veidrodėlius reguliuoti reikėjo. Tai man gerai, kad nereikės šiandien vakare niekur važinėti, tai nieko su savo sukilusiais žibintais ir neakinsiu. Tai va, šiandienos darbai baigti, rytoj pradėsim su metalo pridavimu. Aš mąstau, kad čia turėčiau kažką į 200 eurų pusę gauti. Kaip iš tiesų bus, pamatysim jau sekančiam klipe. Tai su savo kainos spėjimu labai stipriai apsišoviau. Gaunasi, pakalbėkim pirmas svoris. Tai aliuminės, autodalis, man gavosi kem 6 kg, juodieji metalai, tai visa kita, jau iš gabaritinės pusės, 154 kg. Ir ką, bendra suma 114 eurų 50 centų. O aš čia apie 200 pusę svaigau. Dirbti reikia dėl tų 200 daugiau. Bet yra nemažai aliuminio pas mane garaže, ką reikės susidėti, susirušiuoti, ir vežti priduoti. Nes šiandien, sakė, motorkė pakilo, labai gerai, o pas mane to yra šiek tiek. Bet šiek tiek yra vis tiek gerai. Atvažiavau į garažą, susitvarkyti biškiuką, apsirinkti aliuminio ir nustebau, kokį gerą kiekį aš čia turėjau sukaupęs. Tai pirmiausia pasižiūrim tvarką, ant kiek jau daug vietos darosi. Dabar kas bus pagrindas lygiai, tai salonų krūvą nuardyti. Biški čia, bet mažiau negu aš pamenu. Na, aišku, ir ten sumesta salonų. Tas dviratis į kretingą iškeliaus, tai dėl jo galvos sukt nereikia. Tas dviratis į metalą iškeliaus, boileris į metalą, kai supjaustysiu. Čia, kai Lytvydas išardys printerį, nes labai norėjo, kad jam palikčiau ardyti, paliksim. Toliau dalių krūvą, kas į pardavimus turės eiti. Čia visas kampas tuščias, nem iš lentynų biški buvo aprinkta. O dabar einam pažiūrėti, kiek aliumo prisikrovau iš šito garažo. Opa! Aišku, čia dar nėra jisai švarus, reikia daug kur nudaužyti, nupjauti metalus. Tokios vadalis, kur yra. Toks visas didžiulis geras daiktas, bet tenais, man atrodo, nupjaustyti reikia. Nu, žodžiu, yra dar ką čia atsirušiuoti, susidėlioti, kur bus maistinis su maistiniu, kur motorkė. Nu, žodžiu, apsidėliosiu, apsitvarkysiu. Tai dabar šaunu į kitą garažą. Tenais irgi apsirankiosiu tą aliuminį, kurį esu iš anksčiau pasiruošęs. Ir bus galima žiūrėti, kada daryti išvežimą. Bet tiek, kad šiandien reikės dar vieną reisą aliumo įsivežti. Ir jisai bus neblogas. Truputėlį dar painvestavau į savo įrangą, kuri pamažu nenusikels į kitas serijas kaip išlaidos. Tai nusipirkau 100 vienetų bulgarkių diskelių. O tai va. Labai gera akcija, mano akim Litagliui dabar padaryta. Tai tas 100 vienetų bulgarkės diskų man kainavo 31,95 €. Ir va, tokia va krūva bulgariškos muzikos. Galėsiu pjaustyti iki nukritimo. Man atrodo, šitie išgyvens ilgiau negu mano bulgarkė pati. O dabar varom į garažą. Išnaudosim savo diskus. Va ir pabaigiau ruošti šiandieninį aliuminio reisą. Tai čia šitą pusę kažką į motorkę aš įsivaizduoju, kad turėtų gautis. Čia va, prie maistinio turėtų būti. Ten turbūt prie kokių telekomunikacijų, kažkas tokio. Bandysiu paklausti, gal tą sankabą su galvos paimti, numušę kainą. Čia visokių skardų, čia tokių irgi skardų labiau. Žodžiu, labai nekuklus aliuminio reisas gausis, tai tikiuosi labai nekukliai ir pinigų išeis pasidaryti. Žiūrėjom pažiūrėti. Tadam, aliuminis priduotas. Tai buvo skirtingos 4 kategorijos. Autodalis, maistinis, skarda, laidas bei izoliacijos. Ir visas tas aliuminis man padaro 112,20 €. Labai nuostabiai priduotas geležys. Spalvotas geležys, baltos spalvos. Ir šiandien turbūt viskas mano darbam baigta. Ai ne, aš vakare varysiu iš draugo tėvų, jeigu nelys. Dabar atrodo geras oras, ką tik labai nulyjo, žemė šlapė, balos kaupės. Tai jeigu viskas gerai bus, vakarop varau pas draugo tėvus prisipjaustyti metalų. Sakė, tiek kiek pažiūrėjau, vieno reiso neužteks. Labai laukiu. O iki to laiko, laisvas laikas. Pasirinkom pasipjaustę metalą. Čia bus kitos dienos išsivežimas, tuščia bačka. Biški taip gal aš galiu. Čia visokio dar dalyko
Ir Passatas vėl sočiai pagrūstas. O tiek va geležies. Tai su to iškart rytoj į supirktuvę reikia važiuoti. Dar 3 akumuliatoriai. Tie labai gerai pagerins kainą. Va, ne iki lubų, bet praktiškai iki lubų. Dar vieni iš didžiųjų paskutinių dienos darbų. Tai pagaliau po tiek laiko grąžinau 200 atgal namo, atgal į tą vietą, kuriai priklauso būti, savo pirmąjį garažą. Dabar beliko susitvarkyti dar kitą garažą ir 5000 pastatyti namo ir šiandienai bus viskas. O rytoj veši metalą. Ir 5000 grąžinta namo, garažas aptvarkytas, šviesą ką tik išjungiau, tai neparodysiu. Viskas, šiandienos darbai baigti. Dabar grįžti prie kompo, prie video montavimo, jeigu netingėsiu, arba pavalgyti ir miegoti, arba. Tai va, Audi 1, Audi 2, labanakt. Priduoti juodieji metalai iš draugo tėvų, kurios vakar susirinkau. Ir ant svarstyklių žodžiavęs supratau, kad bus gerai. 69 eurai 20 centų. Da šiandien reikės grįžti likutį susirinkti, bet per miestą mina dviračiai. Pusė, praktiškai visas turbūt eismas uždarytas. Tai dabar papuoliau ant jų. Bet didžioji kolona mačiau numinę, tai gal ir bus tokie jau pusiau pradaryti keliai. Žodžiu, lendu į miestą žiūrėti kaip seksis. A tik nereikės aplink miestą važiuoti man į garažą. Pasiėmiau šiandien iš draugo Tauro labai neblogą variantą. Borbet A ratukus. Va tokius va. Palangės belio kokio gilumo. Čia man atrodo 9J plotis, čia 7,5. Žodžiu, skirtingų pločių. Buvo ant Ford Galaxy, pasižiūrėjo pagal išmatavimus 5x112. Tai realiai vagų skylės. Žodžiu, tokie va arčiukai. Jis turbūt ant pardavimo, reikės gal patvarkyti. Tai jeigu kažkas labai susidomės, tokie kaip yra, nieko nedaryti, 400 pinigų. Jeigu kažkas norės, kai jau bus sutvarkyti, bus brangesni. Na, pradžiai 400 pinigų už juos. Ahoj, aš vėl garaže. Tai grįžau šiandien iš Kretingos, parsivežiau 2 dviračius lauktuvių. Tai parsivežiau tokį super nuostabiai gražų raudoną dviratį. Ne raudoną, rūžavą su violetiniais atspalviais. Jam reiks tik tais padangas pripūsti, jisai važiuojantis, viskas su jo normaliai pakankamai turbūt yra, tai pasižiūrėsiu, gal reikės kokiai nepasiturinčiai šeimai, galės pasiimti dovanų. Ir tokį da parsivežiau, bet jam ragas jau yra čia. Brangias detalės numirusios, grandinės nėra, rūdis lenda, tas tai geležį išeis. Kartu kaip ir jo kitas irgi iš Kretingos atvežtas dviratis, ten tolumai stovint, bet nesvarbu dabar. Ir pasikroviau sėdinių karkasų ir šiek tiek metalo reisą. Tai dabar važiuosiu priduoti šitos gelžgalius, pasižiūrėsim, kiek pinigų iš to gausim. Ir dar va neįsidėjau vieno to. Tai, žodžiu, susikrauti visą geležį ir važiuoju prisiduoti. To įsitiksim aikštelį. Geležys priduota už 27 eurų 70 centų. Vėl galas tuščias, vėl galima krauti. Tik nelabai turiu kol kas ką krauti. Dabar reikia tik surašinėti viską, ką krauti. Tokius variklius, motorus, elektroniką ardyti, laidus draskyti. Akumuliatorius 3 turiu pridavimų, bet dėl jų tikrai neapsimoka važiuoti. Parinksim spalvotų kažko tokio, tada akumus prie progos. O dabar į garažą. Nu ką, draugai, gavau žinutę, gavau skambutį iš Tomo. Sako, turiu tau pasiūlymą kontentui. Audi A8. 2,5 dizelis, liktais 103 kW. Visa aliuminė, su ratukais, ganėtinai tvarkinga. Labai gražus salonas. Ta proga įlendam, pasižiūrim. Dvigubi stiklai, mediena, gražus apmušimai, elektros salonas.
Spalvotas skydelis, magas su kodu. Elektrinė užuolaidėlė, gale su užuolaidėlėm, lubos tvarkingos. Žodžiu, visai skanus variantas. Turi bėdų su dėžė, važiuoja, bet kiek supratau, iš 2 į 3 pavarą mušant susmūgioja nesmagiai. Liktais kažką į avarinį bando šaut, nelabai supratau, nelabai gilinus. Praktiškai ją dėl dalių įmiau, bet kas čia žino. Gal savo prisikelt, gal kažkam per parduot už brangiau. Pažiūrėsim, kas čia su ją gausis. Gražuolis visai variantas. Vien kaip savo tokia pasilikti prikolas būtų pavažinėjimui į Kretingą. Sakė, sąnaudos apie 6 litrus, kadangi dizelis labai realu. Tokia va Audi atėjo į mano kiemą. Tai žodžiu, tik ką pasigyriau, tik pasigyriau, kad va 200 grįžo namo. Varom į kaimą išveš 200 iš namo. Pasistatysim 8 ir mąstysim, ką su ją veikti. Tai iš projekto atskaičiuojam 1000 pinigų. A po to matysim, kas gausis su ją. Labai super didelių darbų šiandien nepasidariau. Pasirašiau priekį dalykų, bet to, ką pasigirti, ką parodyti, labai taip ir neišlindo. Tiek, kad pasirašiau vieną nediduką metalo reisą, tai tuščią bačką, išpyliau, kad buvo dizelį, tai ten blemba 5 gal kokie litrai dizelio, gal 7. Ta vat išsipyliau, tuščią bačką palikau, sėdinių karkasų prisidėjau ir biškį gelažės. Tai išardėm tą printerį, kur be velnės sveria. Nieko įdomaus jame nebuvo, tiesiog iš plastikų, iš geležiukų, šudeliukų tokių susirinko tas svoris, bet nelabai išėjo suprasti, iš kur tas visas masės dalykas gavosi. Ir va tiek, Audi užsirašiau jau ant savęs, viskas tvarkeliai, bus galima greitų laikų pradėti ardyti. Ir va tiek pas mane reikalų šiai dienai. Rytoj susitiksim jau metalo aikštelį, tai va tą geležį išvešiu priduoti. Grįšiu į garažą, tenais reikės nemažai apsitvarkyti, tai šiandien tiesiog nutariau, kad reikia pasidaryti savo lengvesnį vakarą ir grąžinti 5000 kitą dieną namo. Pastovėsinai laukia per naktį, nieko nenutiks. Blogai, kad lyja, bet nieko nenutiks. Aš iš aikštelės su popieriais ir su pinigais. Tai kiek pinigų? 23 pinigai ir 10 mažesnių pinigų. Tiek ateina į biudžetą, kas čia skraido? O kurva! O kurva! Suka, bėgi iš mašinos. Čia vabalas baisus. Gerai, kad nevažiavau dar. A kur tas vapsva? Pasiimt savo popierius ir gelbėjimo operaciją daryti. Besitvarkydamas savo kuklų garažo bardaką, pastebėjau, kad ašgi turiu numerių pardavimui. Tokių lietuviškom vėliavėliam numerių. LKD 800, registruojami 500 pinigų. IKZ 104, neregistruojami apie 50 pinigų. AKK 862, 2 lentelės, neregistruojamos apie 50 pinigų. JKP 801, 1 lentelė, neregistruojami apie 20 pinigų. Tai pirmą pranešu va čia jums, bet to pačiu galvoju, reikia šitos numerius dar įsidėti pardavimui numerių turgus.lt. Tai jeigu iš tenais nespės nupirkti greičiau negu kad va jūs dabar pasižiūrėt, rašykit man, bet jeigu ką, numerių turgus.lt. Eikit pasižiūrėt, gal rasit kažką nusipirkt, o gal rasit ką parduoti. Atvykau šiandien pasidaryti garažę tvarkadienį. Tai taip visai sąlyginai neblogai užsiėmiau. Aišku, dar tvarka nepavadinsi, dar viskas vyksta. Bet vienas maišas šiukšlių pririnktas, porą kibirų prišluota visokių šiukšlių, pagrindas žemės nuo grindų, stiklai. Apsidėliau sėdynės ir dalykus, kurios reikės draskymui, ardymui ir rūšiavimui priduoti.
pačios grindys tokios apšluotos, pusė velnio visai. Ir pradėjau lysti jau į lentynų pusę, žiūrėt, kas ten gero. Tai irgi dar vieną maišą čia sukaupiau, prie inų, kur visokių yra įrankių, visokių metalų laužų, čia labiau turbūt pagrindas į metalą eis. Žodžiu, randu visokių nekūčių. Tai jeigu kažkas super įdomaus bus, aišku, būtinai jums parodysiu. Visokio chlamo, visokių šiukšlių, visokių neblogų daiktų, visko čia pilna. Žodžiu, po biškį viskas taip tvarkingėja sąlyginai. Tam va kampe pasidėjau metalo laužo krūvą, pasidėjau variklį, dėžę. Tos medžius reikės kažkada atsikratyti, visi sutrūnyje, baisus. Iš kaladės nieko neliko nuo drėgmės. Žodžiu, va tokią nutariau tvarkos dieną pasidaryti. Tai kai jau arba kažką įdomaus rasiu, arba baiginėsiu šiai dienai, parodysiu, koks rezultatas gaunas. Ir dar vienas dalykas, ką pamiršau pasakyti. Aišku, su projektu nesusiję, bet sakau, tiesiog prie progos pasakysiu. Tai rytoj keliauju į Kauną, į Garliavos pusę, plius minus tą kraštą. Išvežu raudonos Audi 2.3 variklį. Ne tik variklį, bet ir visokių dalykų kartu prie jo. Tai visą kūro, kibirkštės sistemą, visą pravodkę. Žodžiu, didelis toks išsivežimas. Iš to man ateis 500 pinigų, bent jau apie tokią sumą kalbėjom. Ir labai stipriai, labai stipriai apsitūštinsiu kitam garaže vietą. Tai A8 bus patogiau ardyti, kai tokia krūva daiktų pašalinta bus. Aišku, tie 500 nesiskaičiuosi projektą, čia tiesiog bus man pinigai pasikompensuoti dėl raudonos Audi. Ir jeigu perlipsim ten kažkur apie 1800 ribą iš jos uždirbtų pinigų, tada jau bus galima skaičiuoti projektą. Nes aš plius minus tiek skaičiuoju, kad apie 1,8 man kainavus yra su nusipirkimu, atvežimu, įkištom dalim, visų to, ką ją sukišau. Tai jeigu tokią sumą pasieksim, kodėlgi neskaičiuoti projektą. O dabar einu atgal prie tvarkos darimo. Blogai, kad šiukšlių maišų nedaug atsivežiau. Gavosi tik tais, kad 2 maišai pas mane buvo. Tai žiūrėsiu, ten yra toks medžiaginis turginis maišas. Žodžiu, turginis maišas. Ir tą gal bus galima šiukšlių pakrauti. Ir kuo daugiau šiukšlių sukrausiu, to lengviau bus kitas iki jau išsivežti jas. Tai va, pranešiu, jeigu kažką gero rasiu. Sakiau, grįšiu, kai turėsiu ką gero parodyti. Tai va, garažiai čia biški apsitvarkiau, dar aišku nebaigiau. Ir tenais viršui krapščiausi, kur panelė yra visaka, ir radau lobį. BMW E34 Hella Black lempos. Ir da matau, kad geros būklės, tiek viena, tiek kita. Gal per kokį stebuklą ir visą komplektą išeis surast, bet kol kas 2 radau ir belia kokia sėkmė. Jackpotas. Vat tai, vat pasisekė čia man su tom lempom labai. Dar irgi biški yra tram 4 liktais dalių, tai po to, kai viską ten nukrausiu, parodysiu daugiau. Bet su šito jackpotu turėjau iškart pasidžiaugti. Super. Nu, šiek tiek jau apsitvarkiau lentynas. Dar sekančių 2 34 lempų neradau, tačiau grubiai galim užmesti akį tą, ką kol kas išėjo rasti. Tai čia musėt nuo to pačio BMW bus pečius, dangteliai, kažkokios ordėžės, kažkas tokio, nelabai žinau. Čia visokių kabelių krūva, tai jeigu bus variniai, bus nuostabu, jeigu bus aliuminiai, bus tai bus. Čia biškiukas visokių nekūčių, bet tokie nelabai turbūt naudingi. Durų korta, galimai gal nuo to pačio. Ten galimai gal nuo to pačio irgi bus radiatorius, nežinau, negarantuotas. Čia mano dalykai, nelabai įdomu žiūrėti. Čia visokie, nežinau, liktais su žvejyba susiję daiktai, gal ir nelabai, gal su dviračiais labiau čia. Nežinau, su kažko susiję šlamštai. Gal ne su žvejyba, gal čia lievas spėjimas buvo.
Žodžiu, čia visokio nekūčio krūvelės yra. Nu, tai ten į apačią dar nelindau iki galo, bet man atrodo nieko įdomaus nėra. Toliau į tą skrynę irgi pilnumoj nelindau. Čia kas ant viršaus, tai beveik nurinkta. Tas maišas tušės. Čia visokių nekūčių, nieko labai mandro. Į pačią duobę nelindau, tenais ne mano svorio kategorijai. Radau dar rusiškus numerius, apatiniai surūdyje, tai tas gaila biški. Ten irgi labai stipriai per viršų nesirausiau, tenais buvom apžiūrėję, nieko super įspūdingo nebuvo. Einame lauką, kur ištraukti lobiai. Va, toks va. Patefonas. Visai nieko atrodo dalykas. Šilelis. Šilelis S445D. Toks biški be galo, bet ant detalių labai gerai sueis. Čia bus musėtina to pačio BMW aušinimui. Čia irgi turbūt nuo to pačio BMW galimai bamperio dalis kažkokia. Tokia va panelė. Grotos. Pas didžiausias dienos jackpotas. Čia grinai, kai sandėlių karuose vienas turi kažkoks ypatingas daiktas būti. Da, va, Zenderio spoileris. Tas labai geras dalykas. Tokie dalykai irgi gal aktualūs, gal nelabai kažkam. Jie, kad įlenkimą turi chromas, tai metalą turbūt ir išeis. Jau toks va, mopedo karkasas. Irgi nemanau, kad labai daug naudos turės. Pažiūrėsim. Ir šiandieninius darbus garaže šitam baigiu. Tai nėra dar pilna tvarka, bet čia porą šiukšlių maišų. Tas išsivešiu kada prie progos. Rankom tikrai tiek netysiu, nes labai toli tas šiukšlinykas. O Passatas užgrūstas su motoru. Čia irgi biški šiukšlių, po to sėdynių krūva. Biški kas metalui, kas pridavimui. Čia spalvoto metalo, to nerūdeikos. Čia biški aliuminio, čia pardavimui, jeigu kažkam reikės naudinės. Ten biški šardymui. Passato žeminiai. Ten biški audi dalių, taip kažkoks dalykas įdomus. Čia metalo krūva, ir to pačiu dar greičių dėžė, biški šiukšlių. Ten biški aptvarkyta visko, metalo krūva, biški nešvaraus dizelio. Ten biški auksinės lempos. Sudėti bamperiai, sudėta Audi subinė, sudėti dviračiai. Blem, aš pagalvojau, šitą rūžą dviratį aš neatiduosiu. Važinėsiu ant prikolo su juo. Geras man bairis, pralėkiau šiandien iki šiukšlinyko su kibirais pasidėjęs. Geras bairis, pasiliksiu vienam prikolo šį. To tas lentynas biškiai apsitvarkiau, apsidėliau daiktus. Tos reikės ryt poryčiom dienom išsivežti į kitą garažą. Pasižiūrėsim, kas per kokios skonio kabeliai. Tai reiks turbūt į metalą mest, arba gal kažkas susidomės įsigyti papigiai. Ir va tiek va. Ką Lytis pasakys gerą. Tvarka padaryta. Tai va, šia. Šiandien šitą garažą galiu uždarinėti. Jaučiuosi daug padaręs. Nors gal taip ir neatrodo, bet tvarkingiau apdėliota, aprišiota ir didžioji dalis Audi visų detalių, kas čia atitysta, buvo sufotkinta ir eis į skelbimus neužilgo. Turim šiek tiek išlaidų. 45 eurus išleidžiam ant naujų kopečių. Į Passatą biškį netelpa, bet gerai, kad mano garažas prie Litagros, tai nusinešiu. Kopečių neišėjo panaudot, pagal ilgį biškį neužteko, bet aš ant garažo stogo. Siaubas čia kas daros, ne veltui viskas bėga visur. Mano reikalas nusigenėti tos visus medelius. O kaip užsilipo? Passatas, 3 ratai, sėdynė ir kenčiantis stogas. Kaip nulipsiu, nežinau, nes aš šiaip labai aukščio bijau, bet jeigu ką, kaip veiksmo filme, krysiu tiesiog ant stogo ir bus viskas gerai. O dabar visą tą augmeniją žiūrėti.
Da kaip tyčia piršinių nepasėmiau, piršinės pasato gale. Biškiuk medžių nugenėjau, šiukšlę aprinkau. Dabar reikės susišaudyti numerį stogdengių, kad darytų chebra darbą iki galo. Viską jau su šaknim išravėti, naujo ruberoidą uždėti ir tikėkime turėsim sausą sandėliuką. Pasidariau šiandien dar video medžiagos, nuotraukų dėl A8 skelbimų, tiesiog apžvalgos. Tada grįžau atgal prie to garažo, susiradau stogdengius, rytoj stogdengiai atvažiuos, tvarkys mano stogą ir apsirinkau tas šiukšlės, kurias buvau nusimetęs, nes prieš tai maišų neturėjau. Čia susirinkau, kur visokios jau stiklai ir visokie smalos gabalai, medžiai ir pilna žalumos. Tai tą visą egzotinę augmeniją reikės išvežti į žalią konteinerį, kur visokius tokius šamšalus sumest galima. Padangos kol kas čia dar pagulės, nes neturiu galimybės priduoti. Tai kurį laiką gulės, po to surasiu, kokiu vardu galima bus priduoti. Atsikratysiu tom, atsikratysiu dar savom porą. Bus labai gerai. Tai dabar einu, susikraunu tos medelius, tos žalumynus, tos į garažą tisu ir tai serijai man atrodo. Tai serijai bus viskas. Jau apie stogdengių darbą bus sekančiai serijai. Šiandien liks tik tais, ne šiandien, bet truputėlį vėliau, liks tik tais pasiskaičiuoti visą galutinę statistiką. Kiek uždirbom, kiek ko radom, kiek išleidom, kiek kūras kainavo, kiek važiavom ir visa kita. Tai toli nepabėkit, galutinė statistika jau dabar. Sveiki atvykę į galutinę apskaitą. Tai dar papildomi uždarbiai. Radybos 50 centų. Iš YouTube'ės per tą laikotarpį nuo praeitos iki dabartinės serijos uždirbom 5,31 €. Nedaug, bet vos prieš kelias dienas tik buvo paviešinta ta serija, tai nenuostabu, kad nedaug. Ir viskas, daugiau uždarbių nėra. Einam prie išlaidų. Tai buvo pirkti bulgarkių diskai 31,95, Barbet A ratlankiai už 200, Audi A8 už 1000 pinigų, kopečius už 45 pinigus ir kūras, ko dar nebuvom skaičiavę. Tai 227 km buvo nuvažiuota šitos serijos tikslais, skaičiuojant pagal 8 litrų 100 km vidurkį. Ir dizelio kaina, kuris buvo paskutiniu metu pas mane piltas apie €80 už litrą, gaunasi kūro išlaidos 30,69 €. Nei daug, nei mažai. Ane? Ir viso. Tai visų išlaidų suma siekia 1309,64 €. Bet dabar žiūrim, kiek serijos metu buvo uždirbta. Tai uždirbom serijos metu 583,86 €. Ir po išlaidų pas mus lieka minus 725,78 €. Ir šitaip mūsų bendras uždarbis pasidaro 702,25 €. Kas praeitoj serijoje buvo 1428,03 €. Tai va. Pakrytom biškį, bet to atsistosim iš to minuso ir eisim į pliusą. Į didelį, gerą, gražų pliusą. Ir bendram uždarbį, to pačiu dar ir didelis kiekis daiktų. Tačiau jų neberašau ant pačio video ar šitam šone, nes tiesiog jau labai didelis kiekis. Todėl visi tai daiktai, ką aš perku, bus parašyti video aprašyme apačioj. Ir viskas. Šitai serijai tiek. Tikiuosi, draugai, jums patiko. Jeigu patiko, paspauskit patinka ir dar labiau prašau paspausti užsiprenumeruoti kanalą, jeigu to dar esat nepadarę. O tie turtuoliai, kurie sau gali leisti, gal nori tapti kanalo nariais, nes tapę kanalo nariais matysit visą mano įkeltą video turinį, vos tik jis yra YouTube'ai. Bet tie, kas nenori ant manęs leisti pinigų, visiškai puikiai suprantu ir žinokit, kad po vieną video paviešinu kas 2-3 dienas. Tai anksčiau ir vėliau viską vis tiek pamatysit visiškai nemokamai. Ačiū labai, draugai, kad žiūrėjot.
Jūs esate nuostabus, tokie ir išlikit. Turėkit gerą dieną, gerą naktį ir viso ko geriausio. Ate.